Welcome back to my filmic life. Šiandieną sveikinuosi iš Vilniaus. Atvykau su traukiniu, dviratuku. Tikslas įgyvendinti seną savo norą. Skristi per nerį su ziplainu. Bet pirmiausiai varau pavalgyti. Bet žiauriai valgyti noriu. Kodėl Jami kebabai nedirba? O ten kokios vilos stovi ant Barbakano kalno. Dirba. Nu va, kebabėlis Jami. Paragausim vilnietiškų kebabų. Nesitikiu, kad labai skanus bus, bet valgyt nori su jais. Kebabas kaip kebabas. Užupis palei Vilnelės upę, kaip suprantu. Užupio Respublika. Nežinau, kodėl taip vadinasi iš tikrųjų. Bet taip vadinasi Respublika. Eina sau pririjau tokia babo. Geriausiai bajeris, balandžiai, keli ten atskrido. Tai varna ten tokia buvo, tai išvarė tą varną tos balandžius. O aš tų balandžių taip nemėgstu. Tai daviau varnai porą mėsos gabaliukų už gerą darbą. Reikia minti link savo kelionės tikslo. Skrydžio per nerį. Lemva, į kokį kalną reikėjo užpumpuoti. Nesuprantu, kodėl aš pasirinkau tokį maršrutą į tą kalną. Ai, dėl to, kad pro Užupį pravažiuoti. Ok, lekiam į Antakalnį. Čia nedaug, kokie 5 kilai liko iki Uno Park trasų. Šiaip graži bažnyčia, tai sustojau net nufilmuoti. Geras vaibelis, 27 temperatūra, 27 šilumos dabar. Kita mieste, geras vaibas. Ai, po šito Uno parko turiu dar mintį rinktis vieną iš dviejų variantų, arba važiuoti su traukiniu iki Trakų, nes norėčiau visai pasimaudyti kažkur ežere, arba minti iki Žaliųjų ežerų, iki Balsių ežero.
Ten mačiau dar visai spotas neblogas yra, regykla, apžvalgos kažkokia aikštelė. Gal ten pažiūrėsiu. Neapsisprendžiau dar. Wow, koks architektūrinis paveldas. Blemba, grinai dabar tas toks kelioninis vaibas. Nu, bet Vilniui su dviračių takais tai reikėtų pasitempti, pasistengti, sakyčiau. Čia viena iš pagrindinių gatvių, Antakalnio gatvė, sakykime, vienas geriausių susisiekimų nuo Studentų miestelio Saulėtekio iki Senamiesčio, taip, dviračių, tarkim. O va toks. Nu, prastai Vilniui dėl dviračių takų reiktų pasitempti. Nu, va, atvarėme Vilniaus kino parką. Trasą eiti tai nelabai nusiteikęs. Nors įdomių čia atrodo kliūčių yra. Nu ką, einam į skrydį. Skrydis per upę. O tai čia man pačiam reikia atsidaryti ar kaip? Wow, bus nice. Bus nice. O tai kaip grįžimas čia bus? Čia gerai matau tą. O grįžimas. Ką, žinau, tai čia pačiam atsidaryt man. Nu, savitarna. Varom. Ne taip karabiną, pono, susidėjęs. Šitą? Savo pagrindinė. Ar reikia grįžti į apačią? Jau būk visai, pasidarysi. Jo, nes tai šitą karabiną sėdėjai taip, savęs turėjo būti šitoj pusė. O taip. Tai visą užpraeina pilnai. Supratau. Ačiū. Wow, gerulis! Va čia tai dėla. Wow, smagumėlis. Eik tu savo. Gerulis koksai. Pasižiūrėk, kaip aš čia lėkiau per nerį. Bliam, va čia taip baisokai atrodo. Gal nepamėsiu kamerą. Gerulis, eik tu savo.
adrenalino, tai ten pležiukas, žiūrėk koksai. Blema, gal dar galėsiu pračiaušti. Kliūtį turiu pereiti. Nu, bet čia po raudonos trasos jau man rodos zin tokios kliūtis. Aišku, nereik prisikalbėti. Eik, tu savo prisikalbėjau, dzin, sakau. Biški yra ką veikti. Prisispaudžiau biški pirmų čiuožimų. Pūslelę turėsiu dabar. Nu nieko, išgyvensiu. Įspūdžiai patys geriausi. Nu, va, čia instruktorius sako, šaltinio vanduo yra geriamas. Ką žinau, ragaut ar ne? Ką žinau, gal reik paragaut, gal nenumirsiu. Ko geriamas? Nežinau. Nu, kažkoks kvapas blemba yra, nežinau. Blemba gal ir geras. Ką žinau. Žinokit, kad prie Uno parko yra šaltinėlis. Na tai žodžiu, nusprendžiau važiuoti iki Balsio ežero, tos regyklos. Apie 10 km nuo Uno parko. Dalį kelio reikės važiuoti keliu, kur automobiliai važinėja, tai nelabai norisi, bet teks. O čia dabar tas palei nerį, biškį pralekiau dviračių taku ir va suksiu į kelią dabar. Už manęs kažkoks vienuolynas. Ir dabar šiaip laukia labai graži kelio atkarpa palei nerį, bet tuo pačiu ir pavojinga. Aš čia automobiliai laksto. Čia mačiau greitis šiaip 30, bet spėk čia važiuoja 30. Kas nors. Žudynės, blemba, ką tik į tokius kalnus čia myniau, aukštyn žemyn, kad... Atsiprašau. Tai, žodžiu, įlindau dabar į miško taką. Liko apie 3 km iki Žaliųjų ežerų čia. Turėtų būti gana saugu. Ta prasme, saugiau negu gatve važiuoti, ten eismas belenkoks. Ir laksto žmonės, tai nežinau, grįžinėsiu, jaučiu per kitur, o koks nais miškas. Patinka. Atvarėm į Žaliųjų ežerų regiklą. Nuo šito kalnelio tik nusileidžiam.
Ai, ne, man dabar pakilt reikia. Nu, davai, pakilsi. Atvarėm. Ilgas kelias per kopas, bet vaizdas tikrai geras. Tu ežerą žalia spalva taip traukia įsimaudyt. Nu, gražus tas ežeriukas. Aišku, čia aš nesimaudysiu tikrai. Šiaip ten per daug žmonių, pasižiūrėjau laiko, man čia daug nėra, 15 kg, 16 kg. Labai kalvotų reljefų, aukštyn žemyn reikia mint, kad turiu suspėti į traukinį, žodžiu, tai per daug nečilinsiu čia ilgai. Po biškį jau minu, kad nebūtų streso po to, kad ten kapot belenkai. Ten mačiau dar vienas ežeriukas pakeliui grįžtant bus, gal ten greitai šoksiu, nežinau, biškį ramiau ten. Yra čia gerų vietų visai aplink tos ežerus, pavažinėt su MTB. Aš realiai jau šlapęs visas, limpantis, toksai būtų gerai iššokti tą ežerą, įsimaudyti, gal iššokti, nežinau. Čia žiūrėk, private place, gal šokt, čia nice. Ką aš reikia bandyti. Dugnas tai ne pats fainiausias, toksai, nežinau, minkštas, minga kojas, bet atsigaivint buvo gerai. Tai nežinau, reikės dabar man jaučiu skubėti į railway station, maybe finish vlog, iki kito karto. Vakarinis Vilnius. Jau didžiąją dalį kelio numyniau. Šiaip jeigu kas sugalvosit kartoti šitą tripą, tai siūlyčiau būtent Kalvarijų gatve važiuoti. Nu, vaizdo mažiau, bet saugiau. Wow, gaudom greitį. Reikia neįsilėkt. Eina savo. Kalvarijų gatvę naujai pralėjo. Vairuojam. Vakarė, jau vakarė.
Saulė jau žemai, žemai. Nurimo vėjas, nurimo vėjas. Vilnius downtown. Blemba, ką čia daro, tvarko, darys dviračių takus. Reikėtų Vilniui, reikėtų. Nu, nebedaug liko, gal 15 minučių iki stoties. Nu, dabar jau tikrai viskas. Ačiū už dėmesį.